Sveiki atvykę į Vaidoto ūkį, patį geriausią ūkį ant visos Lietuvos. Jau mačiau, ir Vytaras daro savo fermą. Čia jau bus dviejų ūkių kova, bet jis daro su gyvūnais, dar ten mačiau kažką. Buvau primerkęs akis, ne, blogai. Turėsiu padaryti taip, kad man akis buvo didžiausias, labiausiai išpūstas akis gyvenime, nes aš bijau Ryčio komentaro. Rytis 2008 komentaro. Daugiau gyvenime nesusiaurink savo akių skerytų. Apžvalga. Labai gražiai, pilvas nebeišsipūtė, biški išsipūtė, bet paliksim. Tipo, mats kiek čia išsipūtė. Viskas pagal planą, kaip ir planavau, kad gali išsipūsti, dėl to net lentų prisukau išsigandęs. Betonas sustingęs, bet ne tiek, kad galėčiau nulupti visą šitą sieną, nes gali viskas išvirsti arba gali būti kažkur prilypęs, trauksiu, viskas išbrės. Tai mes dar turim palikti šiai savaitai šitaip. Šiandienos mūsų planas yra šitą pusę biški pasidaryti, bet irgi ne per daugiausiai, nes vėlgi neturiu daug tokių plokščių ir noris dabar daryti tik tai su tom plokščiam, kad būtų kita pusė labai graži. Nes jeigu dėsiu tiesiog va tokį palėtę, tai jau bus prastai, dėl to nes bus tokias rievės negražios iš vidaus. Tai čia užsikrausim ir aš galvoju, kad atsipjausiu būtent fanieras tokio pačio aukščio kaip ten, kad būtų visur 8 cm aukštis, va toks bus. Bam. Ir žinot, ką pradėjau svajot? Kad visai gražu būtų tiesiog iki tokio aukščio pasidaryti iš akmenų. Bet čia irgi tik tai svarstymas, dar nepriimam. Mes keitėm labai daug kartų. Pasidaryti būtent tokį aukštį ir po to nuo to viršaus dėti jau su moliu. Va toks yra pasvarstymas. Ir čia pamatysim tik tada, kai aplinkui viską pasidarysim ir nusimsim visus skydus, susitvarkysim kampus ir tada spręsim, ar tęsti ir daryti pilnais akmenimis, ar dėti moliu. Ir dar šiandienos turbūt planas bus padaryti šitoj vietai trikampus, kad mums pro stogą nebebėgtų ir nebežliaugtų vanduo už kalnierius. Ir dar kai ką pamiršau. Šiandien mes mėginsim paimti Max Speed su savo dviračiu ir žiūrėsim, ką galėsim su juo nuveikti ateityje. Einam atspjausim dabar fanierą. Man Hebra sako, Vaidai, akauks iš to pjūklų medžio, užsidėk akinius nuo drožlio, kad į akis nepatektų. O kas čia, mano myli draugai? Tai šituos dabar vėl reikia apačioj užsisukti, nu va čia va, bam, ir žaisim. Dar akmenų prikišim į apačią, kad biškį laikytųsi. Šitie velniai šiandien mane labai nervuos, bet tikrai nenupjausim, paliksim, kad galvo biškį patrankyčiau. Nu, aš šį kartą tvirčiau suko ir dar gal prisukt reikės lentą, kad pilvuko nepasidarytų. Bet šitas tikrai dabar tvirtesnis negu tas, kur vakar dariau. Gerai, anoj pusė, žinok, gerai bus. Jeigu biškį išsiries, nu tai gražu viduj burbulas, ne? Reikia akmenų prisivežti, bet prieš tai matau, kad yra keli medžiai, kurie man labai nervuoja. Reikia šitą šaką nusipjauti. Aiktina. Pasodinsim šitą. Viskas. Privažiavimus padarytus. Ir dar čia yra medis nugriuvęs, kurį reikės irgi po to supjauti. Ir pasidarysim malkų žiemai. Šiandien irgi maišysius paprastai, patruputį,
po 4. Aš galiu ir biškį daugiau užsvaryti, dabar akmenų prisvariau. Jaučiu 6 kastuvus dėsiu. 6 kastuvai. Daugiau pasidarysiu. 7. 8 kastuvai. Vienus. Biškį daugoką čia gavot, biškį gal mažesnį kitą dėt. Ir 2 kastuvus. Daugiau, ne mažiau, kai sakoma, atėjus. Vakar dariau biškį mažiau košės ir dėl to, nes aš nepakeliu šitą dalyką. O šiandien prisidariau kaip durnelis biškį, žinok. Šiandien yra didi diena, kad mes pirmą kartą gyvenime padarėm visą mėnesį po 2 video. Tai yra čia 8 video ir čia turbūt mūsų buvo pirmą kartą istorija, kur vienas projektas 2 video per savaitę ir iš viso 8 video per mėnesį. Įdomu, kaip seksis spalį. Tikiuosi, kad nenutruks mūsų tokia kelionė. Dėl kokių oro sąlygų ar kažko. Stengsimės padaryti 2 video, kad ir kaip mums gali būti sunku. Ir dar vienas dalykas, kad mes norėjome iš senukų nusipirkti motorolerius Cam 9 kubo, aš ir Mantas. Ir sakom, būtume padarę tokį projektą per vasarą, per rugsėjį būtume padarę tokį projektą. Kiekvieną dieną kelt video ir nuvažiuoti būtent tiek, kiek surinko praeitas mūsų video laiko. Tarkim, jeigu mes surinkam 10 000 laikų, tai mes 100 km nuvažiuojam su ta pirda. Bet tada bam, ant tų žodžių išvažiavo Mantas Grimulis su motociklu į Portugaliją. Tada už savaitės Somuška pristatė savo trauklapį ir galvoju, blemba, kaip sutapo 3 žmonių vos ne, kad tas pats projektas vos ne. Ir sakom, Mantas, na gerai, tada nevažiuojam dabar, pasidarom šitą su ūkio video ir sakom, gal kažkada ateityje gal išvažiuojam. Po to per skelbimus pamatau dviratuką. Žiūriu, kad yra dviratis labai gražus. Galvoju, blemba, reikia nusipirkti dviratį ir mėginti su dviračiu pavažiuoti. Bet jau ne taip, kad va, kiek laikų surinkti ar kažką panašus kaip Samuška, bet tiesiog galvojam, kad galbūt visai faina su dviračiu nuvažiuoti į dviračių kokių muziejų, į mopedų muziejus. Tai ieškom dabar informacijos, kur yra kokių dviračių. Šiaip yra Rygos muziejus Latvijai. Tai sakom, gal iki jo būtų smagu nudardėti ir šiaip pasivažinėti kokią nors savaitę laiko. Tai toks yra mūsų planas spalio mėnesį, tai gali būti, kad biškį sustotume su šituo ir tą pasileisime, arba gali būti, kad mes biškį į priekį daugiau šitą pasifilmuotumėm ir turėtume tiesiog daugiau į priekį video ir gausi, kad nieks nesustoja, o tik tai dar labiau dirba. Žiauriai pavargau, žinok, maišyt. Gerai, pradedam savo sienos mūrijimo etapą daryti. Gerai, dabar galim pradėti mūryti jau. Biškį užtreškiau pačiai pradžiai. Minučių užtrunka susidėti vieną tavo skydą. Buvo atlervojęs tėvukas, sako, tipo, per 24 valandas sustingsta, tai gali tos skydus nusimti. Tai dar nepraėjo mums 24 valandas, bet už 4 valandų bus 24 valandas praėjo. Plus jau čia visai gerai sustingę yra. Ir jeigu mes labai nemūčinsim, visai smagu būtų tiesiog nuimti šitą ir persidėti tenais. Ir daugiau šiandien pasidaryti vis dėlto. Tai gal išeitų daugiau pasigaminti. Arba toj pusį pasidaryti. Tai šiandien gal pasidarysim net daugiau negu planavom, kas yra labai gerai. Bet su motoriniu dviračiu vis tiek prasileiksim. Bent jau kelias minutės. Ir nedarysim trikampiuko ant stogo tada. Geriau pirmas sienas daromės, o vėliau eisim smulkmenas pasidaryti. Va, matosi, kad niekiek neprilypė. Labai gerus šis skydus pasidarėm. Patenkintas esu.
Gerai, einu užkrėsiu. Čia jau irgi užpildėm šitą skydą, dar greičiau padarėm negu praeitą, bet man nugara žinojo, kad rytoj nepadėkos. Tipo, mane skauda nugaros, man pavarga nugarytė, va tas yra dalykas. Tai dabar pamėginsim jau nusisukti šitą skydą ir pasižiūrėti, kaip čia viskas pasidarė. Aišku, ten bus baisu, manau, reikės tvarkyti, o čia turėtų būti visai gal gražiai, nesizduoju. Tai čia pasižiūrėsim. Čia labai įdomu. Ir neturėtų išgriūt, nes čia kietas, kaip štankietas. Nė vieną akmens. Žinai, ką reikia padaryti? Pragraužk, kad akmenį matyčiau. Dabar pastebėjau, kad man betonas labai gerai išsivaikščia visur. Nors aš dėjau tiesesnį akmenį, dėjau į tą kraštą, kad man matytis akmenukai, bet nesimato, nes labai gerai viskas užėjo. Man nepatinka. Tai dabar atsinešiu jau čia šepetį dratinę ar kažką panašaus ir pamėginsiu dabar greitai dar, kol labai čia nesutvirtėjo, atkast tos akmenukus, kad jie matytųsi. Tikėtasi kitokio rezultato. Čia va dėl to va taip galvas, nes buvom paminį užsukę tokiais balkiais mes čia buvom užsukę. Ir man jie prilipo, dėl to čia taip negražiai iš to jie tai gavos. Nu va, yra pora akmenukų išlindusių. Norėsiu biškį daugiau, bet čia yra dėl to, nes kai sukrovu akmenukus ir aš taip daužau su plaktuku, tai labai viskas užbėga už to akmenukų. Plius, kai pilvas išsipūtė, turbūt jie taip sukrito. Manau, kad anoj pusiai bus labai gražiai padaryti. Ir reikės man jaučiu tėvo paprašyti, kad rytoj jisai nuimtų skydą, nes aš būsiu į Vilnių išvažiavęs, kad jis nuimtų skydus ir lygiai taip pat pašiauštų. Labiausiai, kas dabar mane trikdo, tai šitas kampas, kur reikės biškį patvarkyti. Dėl to mes anų kamputį nebedarėm ir darysim atskirai juos. Ir visai gerai, kai nutrini su šito šepečiu. Aišku, žmonės dabar ir šis komentarus, bet Vaidai, jeigu būtų buvęs lygus paviršius, tau lietaus lašai nesilaikytų ir tau mažiau drėktų. Žinau, bet taip gražiau viskas. Aš nerodau žmonėm, kaip reikia pasidaryti, aš rodau, kaip aš daraus. Manęs nekopijuokit ir nenaudokit šitų statybai savo. Ir jau čia tokį aukštį tai darysim. Nebedarysim, kaip galvojam, kad reikia sukelti viršų ir betonuotis toliau. Padarysim tokį va. Čia labai gražiai atrodys. Prikrausim prie akmenų daugiau. Bam, čia visur akmenai bus. Nuo čia jau manau, kad eisim su moliu į viršų ir atrodys dar gražiau. Ir gausis, kad mažiau pilkumą pats namelis turės, nes dabar stogas irgi kaip betonas pilkas. Nuo čia toksai geltonas būtų. Čia labai daug nešveisiu, biškį pašvičiu, sušiaušiu. Tai mano dabar planas yra tos du skydus užsidėti šitoj vietai. Nuo to krašto iki to čia paliksim irgi tarpą, kad daužydamas nepradėtų ten man labai smarkiai vibruoti tą pusę. Čia pasidarysim. Dabar mano planelis yra tai, kad reikia atsinešti didesnių akmenų ir prisikrauti čia apačią, kad neišlinktų mūsų apatinis balkis, apie kurį žmonės daugiausiai šneka. Va čia biškį yra.
Šiaip yra gera pamoka, kad reikėjo iškart nuspjauti šitos daiktus, nes galo pasirodo persiskėliau, nes kraujas bėga, bet negaliu rodyti, nes demonetizą gausiu. Čia padaryta. Tai ką tik viską pasibaigėm, visi skydai yra pilnai užtepti ir paliksim, kad rytoj tėvukas nuimtų priekinius skydus, nuims ir biškį su dratiniu šepečiu pašveis, kad tai gautų va taip, kaip čia, taip labai gražiai. Ir viskas, šiandien bus viskas. O dabar mes einam, išmėginsim, pažiūrėsim, kiek eina mūsų pirda. Važiuosim per žvyrkelį. Gerai, davai važiuoju. Neimsiu max speedo, nes labai eglutė kelio padaryta. Gerai, čia varo. Reikia daugiau. Ant kalno pamėginsim max speedo, ant kalno važiuojam. Turim 45 km per valandą greitį max. Važiuojam namo dabar. Oi. Jau pamiršau. Apvažiuot reik. Gerai eina. Lincūkus nudryvo. Lincūkus nuo šoka dviračio. Gerai, žinok, eina. 45 iki 50 beik paėmiau. Niekingas aparatas, nemeluosiu. Čia nukrito, nes per dirvas labai lakščiau. Vau, įspūdinga technika. Aišku, per dirvą pasiekiau 25 km per valandą greitį, bet atsipurtė, grandinė nukrito, nebegalėjau paminti, nes būna jau biškį pradeda ges, nes padangas smygo man. Aš dabandžiau paminti, bet nušoka viskas žemėn, nukrito. Smagus aparatas, prasukam 3 km ir 500 metrų su šito varikliuku. Tai, sakyčiau, apkatkė dar nėra padaryta, tai negalim taip draskyti, bet biškį jau padraskėm, tai nepykit labai. Tai nežinau. Reiks gal biškį pasdraskyti su šito daiktu po Lietuvą, ar kokią Lenkiją, ar kokią Latviją, ar kur nors kažkur išvažiuoti, reikės paprikolinti. Tai ačiū visi, kurie žiūrėjot, būtinai paspauskit laiką, paspauskit subscribe ir susitiksim jau kitą savaitę.